puikūs aktoriai, nuostabus siužetas, kur tu nežinai, kas už kokio kampo slypi. Nu, ta prasme, tai tikrai nieks nenubodžiaus, tikrai turės puikią nuotaiką ir puikų vakarą. Galėjom mamą vakarienės pakviesti. Galėjom, bet nekvietėm. Jokinga ir kuo toliau, tai to jokingiau atrodė ir atrodė, kad nesinori, kad baigtųsi visas spektaklis. Tipo, tu jo supranti, aš pagaunu vaibą! Pamačiau daug ir iš santykių tokių dalykų atsispindėjo, tarkim, ir mūsų santykiuose. Pamačiau, koks vyras gali būti, kai jam bus 50. O tu negalvoji, kad Lėja gražesnė? Kaip visada Domino teatre pailsėjau, atsigavau, suradau kažkokių situacijų panašių į savo gyvenimą ir, nu, šiaip smagu, žiauriai, fainai. Mano mama yra sena. Nu, kaip ir didžioji visuomenės dalis, nedramatizuok. Ji serga. Ji visą laiką serga, jinai tokia gimė. Taip rutuliojasi visas veiksmas, kad buvo sunku nuspėti, kas tiksliai bus. Labai buvo jokinga, nežinau, aš tai gal kažkur kokias kelias minutės taip jokiausi, kad per visą sceną. Labai patiko, irgi neturėjau didelio lūkesčio, bet taip gerai pasijuokiau, labai patiko. Ir kame problema? Už tavęs! Klausėm ir džiaugiamės, žinai, kad tos reakcijos iš publikos buvo labai daug. Mes nežinojau, kaip to pasakyti. Galų gale pavyko. Ar ne, seneli? Kiekvienas žmogus savo artimui yra mįslė ir paslaptis. Visada yra siurprizas, visada yra netikėtumas ir jeigu tik tai tu užklijuoji kažkokią tai etiketę, jinai būtinai nusilups ir pasirodys kažkas tai visiškai netikėtai.